Treneri, turbūt kažkoks prakeiksmas tvyro, vėl tokios apylygės rungtynės, sakytum viskas apylygų išskyrus rezultatą. Tai visiškai teisingai jūs pasakėt. Net nuoširdžiai, gal iš to, kadangi Sūduvos treneris esu, tai truputį kitaip atrodo, bet jei nuoširdžiai, tai progų daugiau turėjom. Tokių nuo linijos, 2-3 momentai, jau papa. Gaila dėl vyrų, nes negali sakyti, kad ar kaip su Banga, tikrai prastai labai žaidėm. Šiandien blemba ir pakontroliavom ir tų progų, nežinau, rytoj daviau laisvą, gal į bažnyčią ir visus reikia. Padarysim vieną, nežinau, bet reikia kažką daryti, taip negali, nežinau, kas čia. Neturiu žodžių, sakau, nuėjau į Rūbinę, padėkojau, nes, ką pasakysi daugiau. Progų susikūrė, buvo progų, taip, į ridentą, nelemtą, sušiktą įvartį ir viskas. Bet neina nors tu ką į sunku. Aišku, tokiuose situacijose, aišku, ne vienas treneris yra papuolęs į tokią situaciją, kai atrodo šiokia tokia aklavietė. Bet vėlgi, apsiraminus galbūt ta išeitis yra. Dabar žaisite pakankamai, jau pradėjote, žaidėte su Hegelman, toliau laukia Kauno Žalgiris ir Vilniaus Žalgiris. Galbūt tie tokie dideli dirgikliai gali padėti komandai. Tai manau, nes būtų didelė problema, jeigu Rūbinė būtų nesveika. Bet Rūbinė irgi kalbam ir dabar visi, ne tai, kad liūdi, bet, ta prasme, kaip sakyt, susierzinę, nes neina, ta prasme, matų, tikrai ir žaidžiam ir viską, neina nors su ką. Tikrai, sakau, jeigu jie žais taip kaip šiandien, taip kaip galų gale su Šiauliais, nežinau, su tais nominaliai stipresniais varžovais tikrai žaidžia, parodo, kad jie gali. Ir jie sugeba žaisti, moka žaisti, žino, kaip daryti. Tiesiog į ridentą nelemtą įvartį reikia. Turite žaidėją, dabar truputį galbūt pabandysiu praskaidrinti šiek tiek nuotaiką, nors žinau, kad to iki galo nepadarysiu, bet vis tiek turite žaidėją, kuris buvo pripažintas geriausiu Liepos mėnesio jaunuoju žaidėju. Ir šiandien, stebėdamas Tautvydo žaidimą, turbūt pasakysiu, kad turbūt buvo viena ryškiausių figūrų Sūduvos komandoje. Ar sutinkate? Visiškai, ta prasme, pažiūrėjus, kaip jis žaidžia, kokį brandų pastaruoju metu žaidžia futbolą, nepasakytumėt, kad 19 metų, kad 2005. Visiškai Tautvydas šį sezoną yra, mano nuomonė, fenomenalus. Ką jis išdarinėjo, ta prasme, šito vaikino tikrai laukia šviesi didelė ateitis ir jis, jeigu nesasus, superinis vėl grajus. Šaunuolis, sakau, didžiausios pagyros jam, labai džiaugiuosi dėl jo, kad jis ir mėnesio žaidėjas jaunas tapo, nes jau mes dirbam kartu 5 daugiau metų dar nuo U16. Tai, kaip sakyti, tikrai nedaugiau nei mama, bet tikrai gan stipriai pažįstu šitą vaikiną ir ačiū jam, kad jis stulbina kiekvienose varžybose vis labiau mane ir rodo, kad jis yra nebereikalo starte, nebereikalo tas minutes tiek gauna ir didžiausios pagirios jam, sakau, gaila, dėl komandos nors to, jo, papa. Patikėsimės, kad tas juodas debesis praslinks nesėkmių ir jau gal ir kitose rungtynėse nudžiuginsit žiūrovus. Tai nėra kur dingti viskas, reikia džiuginti ir kiekvienose šitose jau reikėjo džiuginti prieš tai, nėra kur dingti. Kad pasiduotumėm, nei vieno minties nėra, aisim, sakau, aisim, kovosim ir tikrai tos pergalės ateis, nežinau net ką daugiau, sakau, apakis kaip taip nepaėjau šiandien.
Treneri, pats minėjot, kad kartais susidaro įspūdis, kad esat labai rimtas, piktas, tai po šitokios pergalės galbūt galima nusišypsoti. Ne, gal taip tik tai atrodo, kad aš piktas. Tikrai nesu piktas, emocijų iš tikrųjų daug palieka tos rungtynės, tai, na, išsunkia visiškai. Ir, nu, nežinau net dar ką pasakyti, nu. Džiaugiuosi, paprasčiausiai džiaugiuosi, nes net nenoriu kartotis, kad sunkios rungtynės jos, jūs visi matėt, kokios sunkios jos buvo, bet, nu, 3 taškai yra 3 taškai ir tas rezultatas 1-0, na, visaip galėjo būti, bet yra 1-0, 3 taškai ir, na, važiuojam toliau. Rungtynės pagal rezultatą panašios į jūsų pergalę irgi Pietų Lietuvoje rungtynėse prieš Dainavą, bet ten toks susidarė įspūdis, kad ypač pirmame kėlinyje buvo sunkiau jums, dabar tokių rimtų gaisrų gal ir kilo prie vartų, bet per visas rungtynės turbūt užtektų vienos rankos pirštų suskaičiuoti. Gal tų tokių momentų, tokių aštrių momentų, kurios turėjo Dainava, gal jų ir nebuvo, nors ten pirmam kėlinyje išbėginėjo, irgi toks buvo sudėtingas momentas, ten vos ne 1-1, bet ten žaidėjai mūsų buvo šalia. Manau, prieš Dainavą žaidžiant, Dainava turėjo geresnius momentus. O šiandien, na, daug gynybos buvo, daug tokio žaidimo, kur reikia kentėti paprasčiausiai. Ir aš manau, mes iškentėjom, nors tas pirmas kėlinys nesakyčiau, kad jisai buvo blogas iš mūsų pusės. Jisai buvo gana geras ir tas įvartis pasiektas, na, labai geras įvartis. Bet antram kėlinį, na, turbūt jautėsi tai, kad tai jau 3 rungtynės, va, per 6 dienas žaidėme taurės rungtynės, kelionę turėjom ilgą, tai viskas skaičiuojasi, plus, na, žaidėjai irgi, nu, kažkiek pataupėm, bet viskas skaičiuojasi ir jūs matot, kad, na, reikia pakentėti rungtynių gale. Na, bet kančios kaina, bent laikinai, bet pirmas laiptelis turnyrinėje lentelėje. Nu, tas pirmas laiptelis, jisai, žinot, kai viena komanda žaidžia, kita komanda dabar tik pradėjo žaisti, tai natūralu, kad, nu, tu, jeigu laimi, tai tu kažkur tai keli aukštyn. Nu, Žalgiris turi pakankamai daug rungtynių ir tas taškų skirtumas yra gana didelis. Jiems net nereikia visko laimėti, gali net pralošti keletą kartų, o mes viską laimėję netaptume čempionais. Tai aš taip toli iš tikrųjų net nežiūriu, nes, nu, Man svarbiausia, sakau, kartuojas, tos sekančios rungtynės, kaip kažkaip tai atsistatyti, kažkaip susidėlioti, vėl kažkokių tai netekčių yra, vėl kažkas tai gal grįž ir, na, mano pagrindinis darbas yra sekančios rungtynės, kaip visą tą dalyką sudėlioti, kad, na, pasiektume pergalę. Šiandien jau turėjot ir naują žaidėją ir buvo įtrauktas į rungtynių protokolą, bet tokiose rungtynėse, kai rezultatas 0-1, turbūt ir nesiryžote įleisti į aikštę. Šiaip tas žaidėjas ilgą laiką jau pas mus treniruojasi, bet buvo išvykęs dėl vizos reikalų, jisai tik tai nesenai grįžo prieš keletą dienų, tad tuo metu, kai trenirausi, mačiau, kad jisai jau buvo kondicijose, bet manau, tos keletą savaičių, kada jis buvo išvykęs, na, vis tiek davė savo, aišku, galima buvo ten leisti rizikuoti, bet nenoriu rizikuoti, nes tų žaidėjų nėra daug, plus, na, jeigu toks atvažiavęs žaidėjas dar gautų traumą, tai, na, išvis, jisai turi būti pasiruošęs bent jau kažkiek tai, kad aš galėčiau įleisti, pasitikėdamas, kad ir žinodamas, kad jisai negaus traumą.